Laidą pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. Geras patarimas visuomet naudingas. Skubančios mamos dažnai ieško, kuogi greitai ir kiek įmanoma sveikiau pamaitinti mažuosius. Visi žinome sąvoką – pusfabrikatis. Kas po jas slepiasi, netrukus sužinosite. Kiekvienos mamos gyvenime būna periodas, kai mintys apie stovėjimą prie viryklės verčia pulti į neviltį. Tokiose situacijose pusfabrikačiai tikras išsigelbėjimas. Bet iš pradžių pabandykime išsiaiškinti, kas slypi po šią sąvoką. Pusgaminis ir pusfabrikatis tai yra panašus produktas, kuris dar nėra paruoštas vartoti. Ir tam, kad jį vartoti, reikia dar papildomo terminio dažniausia paruošimo ir apie tai gamintojas paprastai nurodo produkto etiketėje. Pusgaminis yra produktas, kurį prieš vartojimą reikia termiškai apdoroti. Prekybos centre radome gana didelį jų asortimentą. Tai ne tik tokie šaldyti maisto produktai kaip koldūnai, įvairūs blyneliai, virtinukai, bet ir paruošti apdoroti įvairūs marinuoti mėsos produktai. Išties rodos patogu ir greita, bet ar sveika ir ar galima tokius produktus duoti valgyti vaikams? Pusfabrikačiai tikrai nenuodas. Ir tokius, kaip dešreles, ar ten daktarišką tą vadinamą dešrę, reiškia, puikiausiai galima vartoti. Aš tikrai nedraudžiu, tik tai nerūkytis. Tai ir, tos geresnės rūšies, kada yra daugiau mėsos. Ar galima, kokios žuvų pirštelius, aš labai abejoju. Nes jau žuvis, jau ten apivaliota tais miltais, tiksliau džiūvėsis, tai yra ganėtinai sunkiai ir keptas visą pirmą produktą. Ar galima cepelinus jau paruoštus, ar ten koldūnus? Aš manyčiau, kad ten vėlgi tikrai vieną kitą kartą drąsiai galima suvalgyti, tikrai nėra kažkas taip blogo. Ar ten blynus kažkokius kepti? Vis dėlto specialistai įspėja, kad pusgaminiai neturėtų būti vaiko mitybos pagrindas. Ir jei jau tėveliai renkasi tokius produktus, mus konsultavęs vaikų gastroenterologas patarė rinktis tuos pusfabrikačius, kurie skirti virti. Ir žinoma, nepamiršti paskaityti ant pakuotės nurodytos sudėties. Tai bus lengviau įvertinti produkto maistinę vertę. Sudedamųjų dalių sąrašas yra pagrindinė taisyklė. Tik tai, kuo produktas, ar pusgaminiai, ar pusfabrikačiai, jų labai sunku kalbėti bendraja prasme apie mitybinę vertę, nes tai yra be galo skirtingi produktai. Ir kiekvienu atveju nuo tos sudėties labai daug kas priklauso. Jie gali būti ir labai geri tokie, pakankamai, natūralūs ir iš gerų sudedamųjų dalių, bet gali būti, žinoma, ir tokios žemesnės, mitybinės vertės. Didžiąją vaiko mitybos raciono dalį turi sudaryti produktai, iš kurių organizmas gauna angliavandenių. Kita dalis iš daržovių ir vaisių gaunamos maistinės medžiagos. Maitindami pusgaminiais pusfabrikačiais vaikus turim labai gerai pagalvoti apie visą jo paros racioną, ką jisai valgia ir kokia jo maisto sudėtis yra. Kuo mes dar maitinsim vaiką ir kaip mes tas daržovių poreikį patenkinsim. Kalbant apie pusgaminių vartojimą kaip mitybos dalį, labai svarbu atsižvelgti į nurodytą jų paruošimo būdą. Tarkime, vištienos kepsnelius džiūvėsėliuose arba vištienos filė kepsnelius galima kepti keliais būdais – keptuvėje, gruzdintuvėje arba orkaitėje. Tinkamiausias paruošimo būdas vaikams – kepimas orkaitėje. Be to, tokį maistą vaikui patogu valgyti tiesiog paėmus į rankytę. Visų pirma, reikia produktai tinkamai paruošti, nes jie gali būti užšaldyti, jie gali būti ir nešaldyti, bet tas paruošimas yra labai svarbu. Gamintojas paprastai jį nurodo. Vėlgi, mėsos gaminiam būtų labai svarbu, ar jį galima, tarkim, kepti, ar jo negalima kepti, ar jisai skirtas tik tai virti, nes dėl aukštos temperatūros, dėl nitritų skilimo iki nitrozaminų, tai tokių gaminių, kuriuose yra jau panaudota nitritinė druska, jų negalima kepti, negalima jo apdoroti aukštesnėje temperatūroje negu 120-130 laipsnių. Tai terminis paruošimas yra labai svarbu, kad tam tikras laikas būtų.
Renkantis pusfabrikačius svarbu ne tik išstudijuoti jų sudedamąsias dalis, bet ir laikytis nurodyto paruošimo būdo. Taip kartkartėmis palengvinsime savo kaip šeimininkių dalę bei išbandysime naujų receptų. Mūsų sprendimas išbandyti pasaulio virtuvės ženklų pažymėtus pusgaminių produktus mūsų nenuvylė. Atvirkščiai, nustebino ne tik šviežias skonis, bet ir receptūra, kurią galima pritaikyti kitiems pačių gaminamiems patiekalams. Be to ir greitai iškepti orkaitėje. Kalbant apie mėsos gaminius, galbūt jo nebūtinai kasdien reikia ir valgyti. Vaikam gal poreikis yra truputėlį didesnis, jie auga, jiem reikia daugiau baltymo. Tačiau suaugusiam žmogui mėsos nereikia valgyti kiekvieną dieną. Mums pakaks jos valgyti 2-3 kartus per savaitę. Ypatingai dabar daug kalbama apie raudonos mėsos vartojimą, tai reiškia kiaulienos mūsų mėgstamos. Jautienos, avienos gal valgom truputėlį mažiau, nes jinai yra brangesnė. Raudonos mėsos vartojimas turėtų būti ribotas, mes jau per daug ją mėgaujamės kiekvieną dieną. Mums pakaks jos valgyti 2-3 kartus per savaitę. Kaip žinia, daugiausiai baltymų yra vištienoje. Tačiau ne visuomet iš jos galime ir turime laiko patys paruošti įdomų patiekalą. Ypač artėjant šventėms, kai vaišių stalas neįsivaizduojamas be kepto šventinio viščiuko. Bet ir tai ne bėda. Šiais laikais pusgaminių įvairovė ir gamintojų išmanumas ne tik stebina, bet ir džiugina. Net ir nepatyrusi šeimininkė pusiau paruoštą patiekalą gali iškepti be didelių pastangų. Tai reikia pašauti į orkaitę. Taigi liekame prie reportažo pradžioje išsakyto teiginio, kad pusfabrikatis išsigelbėjimas nuo maisto gaminimo rutinos. Tiesa, visko reikia su saiku.